Tai ką, sveiki visi, po ilgo laiko susitinkam su minimaliais atnaujinimais. Tai po paskutinio karto, kaip ir minėjau, sakiau, kad galbūt atsirasim su motociklais, bet kaip matot iš orų, orai mus tikrai nelepina vis dar iki šiai dienai. Tai per tą visą laiką, kas pas mus gero nutiko, atsirado stogo bagažinė. Nes labai prireikė apšvietimo aplinkui visą džipą. Kadangi man apšvietimo reikia važiuojant, labai patogu miške, tai viskas taip ir nutiko. Tai šiandieną, kaip matot, biški mašina purvina, grįžom iš ralio, truputėlį pasižiūrėjom ralį. Tai dabar ties tokios tokelės, kad važiuosim galimai pasivažinėti. Trumpam šiandien giliai nekišim, bet pasivažinėsim truputėlį, apsitvarkyta visa važiuoklė, kad nieks nebildėtų, kad važiuotų tvarkingai. Apšvietimas buvo susitvarkytas, susidėtas toksai pultelis, kad būtų tvarkingai, gražiai įsidedama. Dabar degimo nėra, tai nepajungsiu. Tai tiek čia pas mus nutiko po viso to ilgo laiko. Tai dabar ties laukiam ekipažų, nes šiandieną važiuosim su 2 ekipažais ir važiuosim pasivažinėti. Senkantis kadras, važiuojam prie Šiliuko, susitiksim su paskutinio ekipažo dalyviais. Lidle apsilankėme, nuostabi degalinė Lidlas. Euras 45 kuriukas ir dar kaip senais gerais laikais degalinėje gali nusipirkti. Šiai dienai tai vadinkime nealkoholinį alų, nes taigi pas mus šiek tiek viskas kitaip, negali normaliai. Tai nusipylėme ne aliuko, o aliejuko. Tai turime kuro. Ir galėsime važiuoti, pasižiūrėti laukia, turime plus 5 laipsnius šilumos. Vėsu, tikėkimės, taip stipriai neužklimsim. Aišku, pamiršau paminėti, kad po paskutinio pasivažinėjimo buvo sulaužyta ir gervė ir viskas. Tai atpirkta gervė, atpirkta viskas. Tai tikėkimės, kad viskas bus idealiai. Tai reikia žiūrėti, kaip kas yra, kaip tik atvažiuoja ekipažas likęs. Tai važiuosim šiandieną 2 su Andriaus Padžeriku ir mano. Tai žiūrėsim, kaip viskas seksis, bet manau, jokių problemų nebus. Etatinės mūsų vietas pravažiuosim pasižiūrėti ir viskas. Tai ką, manau, susitiksim, kaip jau važiuosim, tai nežinau. Pasisveikyti visi su Justinu, Gravel Bros kanalo įkūrėjų. Ne įkūrėjas, vienas iš bendrasavininkų. Bet tai gerai, pradėjai vis tiek. Tavo buvo pradėjai. Pabandyk galu važiuoti. Tai dabar... O čia tai neblogas variantas. Nežinau. Welcome. Gerai, aš irgi galu važiuoju, tai mes čia biškį lelekinam, tai bandysim ramiai. Tai dabar važiuojam, priekį važiuoja kitas ekipažas. Bandom dar vieną pričiešinti į džipų gretas, nes jis kaip ir džipo norėtų, bet sako, jam nereikia dar. Tai sėdė už vairo ponulis. Tai visi žinom, kas prasidėjo, ne Justelį, ką sakei man? Važiuojam pasivažinėti. Važiuojam porą pakatuškių. Po to pravažiavo, dar suprato, kad jo moteriai patinka ir praėjus gal savaitę Jonas sako, varom džipą pirks. Yra kaip yra. Kartais sekas, kartais kas sekas. Tai šiuo momentu važiuojam galu. Piniginių atžvilgių nerekomenduoju mūsų jaunėliui pirkti džipą. Ar pramoga gera? Gera, bet labai jau brangi. Prasideda linksmoji dalis. Anie jau įsijungia 4. Mes dar mėginam važiuoti be 4. Jeigu ką, iškart pasakau, aš negervinu šiandien. Neturiu net batų. Bet aš tikiu Jonu, kad Jonas jau patirties normaliai turi, tik pravažiuos galu. Aš tai tikiu, kad mano džipas pravažiuos, šitiek meilės įdėta, tai čia turi važiuoti. Prasilyginė čia.
Važiavę buvo baisiau dabar čia. Turbūt su parketiniais pasivažinėjo kolektyvas, tai išlygino su Kia Sorento. Nu ką, jungiam biškį šviesos. Bet dar trukdo, jinai. Mes važiuojam tokį, blemba čia, liurzės yra. Pas juos čia kažkoks košmaras. Gerai, duodam gaziuką. Va ką reiškia biškį labiau ruoštas džipukas. Nežinau, kaip jūs, mes vis dar galu. Mes ir pristojam, nu dabar biškį duosim gaziuko. Va dabar švelniai, gaziuko. Opa! O, gerai, viskas, važiuojam galu. Mažiukas ten šakaliukas gali kaip nestoti. Nu va. Išlipom, aš tik galu važiuodamas. Labai stipriai neišsitirliojau. Visai neblogai. Tai, anie, vad, neišlipo iš provišo, išlipo. Tuoj pabandysiu apeit, kas čia gero yra, bet tai čia nieko rimto. Paskutinė bala, kurioje esu sėdėjęs. Bet šiaip tai, nu, vat. Gyvuliai per šakas važinėja, ai, kokie negeri. Nu ką, eisim mes. Justelis kaip ir visuose vaizdo įrašuose, bet cigariuko negali. Pasislėpti iš kadro, pabėgti. Nu va, kas nespėjau paskutinį kartą pamiršau, tai va, nauja gervė, naujas visas padas, viskas pervirinta naujai. Tai dabar kaip ir turėtų būti viskas ledas, nes tada nebeturėjau, kaip vadinama, šitų šniūrų lūpų. Tai viskas lūžo pasisukant, kai tada paskutinį kartą buvau. Tai dabar tiesiog čia yra pilnai iš 6 mm metalo, gal viskas pervirinta, kad čia jau be jokių linkimų, jokių nieko. Tai nu, dabar tiesiog biškį rimčiau paruošta, tai manau bus geriau. Nu ką, važiuojam mes. Važiuojam galu, bandom duot gaziuko ir bus kaip bus. Opa. Pabandom pavaikyti jaunėlį. Su dviem nevalinančiais padžerais. Žiūrėjant spaudžia. Ne, nespaudžia. Nepraleidžia gyvulys. Nežinau, bando greitus ir susvaryti. Bet labiau gaunas purvini ir smirdantis. Akmenų nebesisvaidį, gerai? Va tau, ledbarų. Andriau, savo akmenys pasilikit savo. Nu ką, atvažiavom į naują vietą. Į dar mūsų vieną pamėgtą. Tai va, dabar ties vaizdas iš viršaus. Šiupeliukas, tai nežiūrėkit, čia žiemą labai reikėjo kažką minimaliai pakas, buvo nupirktas. Nu tai jis toksai estetinis vaizdas, nes nėra kur dėti. Mašina juda taip, bet iš esmės stogo bagažinę gaminau pats, kaip ir visą mašiną. Kainavo normaliai, nes vien šitas sietas, beros gal 80 eurų kainavo. Tai karpytas karda nesėtas, nu, bet kas kaip vadina tas taip, visi šviestuvai, viską, nu, kai nori turėti kažką gero, reikia aukoti savo pinigus. Dabar važiuosim mūsų puikiai pamėgtą trasą, kur mano mašina visada atsisako, anieva, susibūrelę. Minusas vienas, kad reikės pagalvoti apie kopėtėlės, nes, nu, kopėtėlių nėra, tai va šitas yra didžiausias minusas. Aišku, jau šitą trasą bandysim važiuojam 4 varomas. Nes labai būtų gerai, bet, nu, yra kaip yra. O nulipimas toks įdomesnis. Tai va, tokios tokelės, taip, su tuo džipu. O vat pas Andrių, vat pradėjom biškį gaminti tokias, vat, šašlykinės, kurios puikiai užsideda ant atsarginio rato. Ta prasme, turim galimybę išpjauti užrašus, kaip norit, nu tai vat jie įsipjovė savo gravel bros. Aš savo nieko nepjovęs, bet nu, šį kartą ir nepasiėmęs, nes nu, nelabai buvo planuota išvažiuoti. Tai jeigu kam reikėtų šašlykinės arba kažką
kažkas domintų, tai klauskit, mes visada galėsim padėti su visokiais virinimais, dar su kažkokiais džipų kokiais nors darbais ar kažką tokio. Nes kaip matot, darom savo viską, kitų neprašom. O tu matei savo lempą? Kurie? Šitą. Jo, su pagaliu. Malkas vežiau ir biškį čia truputėlį juda. Tai gerai, kad mano yra ant zapaso dar vis. Na, aš nuėdėsiu. Tai gerai. Dar pakimarinam ir neužilko važiuosim, susitiksim trasoj. Tai gaunasi taip, kad biškį pakimarinom, pabazarinom. Tai ką norėjau parodyti pirmai su tuo pulteliu, tai buvo įdėtas toksai pultelis. Gražus, viskas tvarkingai. Tai dabar ties, jeigu žiūrint taip, gale apšvietimo turim sočiai. Šonai. Labai šviečia. Šonai apšviesti sočiai, ir priekinis ledbaras buvo painvestuotas. Tai brangiausias, man atrodo, visas šito dalykas tai ledbaras. Bet norėsiu išbandyti helą. Tai gan gerai šviečia, jeigu pagal parametrus, jeigu neklystu, šviečia apie 800 metrų. Tai buvau sutikęs fūrą, kuri nebuvo išjungus ledbaro, tai kaip jinai pagalvojo, kad važiuojant ilgų, tai greitai jinai jau persimainė. Tai kol kas važiuojam, pati pradžia, tai važiuojam žiūrėti, kas čia gero nutiks. Ja. Ui, blemba! Ne tos vėžės, bet gerai jau, ką padarys, jau važiuojam tom vėžim. Nepatinka tos vėžės, galima išlipti, labai jau status kampas nepatinka. Viskas čia gerai. Čia džipas su meilė rinktas. Lipam atgal į provėžas, važiuojam. Nežinau, ar blogiau padarė, ar nieko, bet jeigu kas nors pamatysis šitą vaizdo įrašą ir atsiras tas, kuris išlygino mūsų provėžas, nieko nenoriu sakyti, bet šitoj Latvijoje žinokit, kaip pasakysiu. Tos provėžos buvo, bus, padarysim gilesnės. Nes šitas džipas atsirado nuo šitų provėžų, tai padarysim jas tokias, kokios jos ir buvo. Andriaus dipas visur žymės palieka. Taip, pas mane irgi tas pas čia. Dešinė, tai čia bandom. Tai jeigu jaunimas tenais pabijojo, panašu, kad šiandien moikiai išleisime krūvą pinigėlių. Opa! Važiuojam. Opa! Važiuojam. Ką, apsikakojom stiklus, sukam kairiom. Bet tas vienas brūkšnys toksai. Driftanulse. Gerai, valom toliau, kad ir mūsų bendri pakeleiviai galėtų pasižiūrėti, ką mes čia gero nuveikėm. Bet čia po kairę stipru buvo. Gerai, kad neįlindom, nes galimai būtų reikėję apsiauti guminius. Turim gumininį žmogų padžiai. Gumininį turim, aš irgi turiu už galą pasiruošęs guminius už savęs, bet ar aš to noriu? Nelabai. Bet šiaip nebloga ta trasa tokia. Privažiuojam, palelekinam. Gerai. Sako Justinas, reikia pakrikštyti mūsų, kurie važiavo priekį. Dabar važiuos gale. Tai ką mes darome su tokiais? Matote priekį balą po dešinę. Jungiame galų varomą, pirmą bėgį, aplenkiam ir gazas dugnas ir važiuojam. Ar rėks labai? Tuoj. Ai, kad apšėrėm, tai jiem nesigauna. Stoti, tai privažiuosi ir tada. Dar laukiam vėl tokią pačią bairio. Mūsų trasą kažkas sunaikino, tai jau netaip linksma. Stumo laiką. Atsitraukė atbulą, suprato, ką darys. Jo, atsipys atbulas Andriukas. Dabar šiandien žinok savo mašiną šikinėjo. Skraido purvai. Ką, važiuojam?
Bet jo, čia viskas išlyginta jau čia. Nebe taip žoskai. Nu, mūsų pakatuškė gavosi tokia durnystė. Mes padarome pradžią, vėl visam tam tai, kas toje Latvijoje sugadino mūsų linksmybės. Niek. Reikia praleisti jaunimą. Čia manau. Ne, čia po dešinę pravažiuosim, pasikeisim ir tagu. Aš išlipsiu, aš tikiu tavim. Išlipk. O, išlipau. Gerai, tagu pravažiuoju. Ir tada važiuosim mes toliau. Lenkija mūsų. Važiuojam. Ai, tai va kaip čia būna. Koks šiknavaris eina. Bet man atrodo, pas jūs tik galas varo. Tai gali būti? Iš kur taip išmokote? Daug biškį racija. Klausykit, gal jūs būsit specialistas galų varomas? Kaip čia pas jūs taip nutiko? Mes susapėm, ir jau granatas išsitraukėm. Ai, tipo, saugote granatas. Nu, supratau. De, aš noriu vėl pirmas važiuoti, jeigu saugote granatas. Čia parvešinė labai jau. Maščiau, bet nusprendžiau, kad gal aš iki tokio lygio nenoriu. Ai, aš čia ant pirmo. Ne, tai va to ir nenoriu. Bet ar blogiau, ar ne, nežinau. Man reikia Monsteriuko. Šiaip Monsteris Double Apple žiauriai geras. Šiaip, jeigu kas norit pamėginti, prašom. Mūsų tokia pakatuškė kaip ir gaunasi ne kažką. Nu, tipo, turime tų tokių linksmesnių vietų, bet... Galėsi parodyti žiūrovom, kaip mašina iš lauko atrodo. Jo, atrodo tai baisiai. Moikiai tai išleisim labai daug pinigų. Bet, nu, šiaip smagus šeštadienis išvažiuotas, pasivažinėt. Tai viskas kaip po ralio žiauriai gerai. Ralį pamatėm skraidančių mašinų, tai ralio kadrus surasite Gravel Bros. Šiandien taip ir padarėm, kad pas mane bus kaip ir offroadas, pas Justą bus Gravel Bros. Tai matysite ralį, tai tiek pas jį, tiek pas mane galėsite ateit pasižiūrėti skirtingų opcijų. Tai, nu, vis kažkas, nes vienas bendras, kaip suprantam, mes jums nelabai patinka. Nes dažniausiai to pačią dieną išleidžiam būdų vaizdo įrašus ir gaunasi va tokia, nu, nesąmonė. Tai šiuo atveju padarysim taip, kad vienas vieną įkelia, kitas kitą įkelia ir, nu, turėsim tokią bendrą lygybę. Tai... Ir dar ką privalom paminėti, kad gerbiam plovyklų savininkus ir tai galioja visiems offroaderiam, ne vien mum. Po savęs paliekam plovyklą tvarkingesnį netgi negu radom. Nes puikiai suprantam, kaip pato kitam žmogui jausi, kai atvažiuoji, tu nusiploji savo mašiną, palikai visus tos dumblus molius ir išvažiavai. Tai, kad mus mylėtų ir džiaugtus mumis plovyklų savininkai, po savęs išsiplavom, susitvarkom plovyklas. Nu ką, atvažiavę radom tokį apleistą fabriką. Tai kol kas važiuojam. Yra biškį su eskavatorium padirbėta. Ir biškį važiuojam ne ten, kur reikia. Man nepatinka ten grūmus veda. Tai kol kas... Dar atgal neišlipsi. Viskas tvarko. Nu ką, pirmas Gerai. Pirmas bėgis. Ir su blokiruotė važiuojam. Ir nebevažiuojam. Nebevažiuojam. Ne, aš ant pilvo sėdžiu. Ant pilvo. Mūsų prošvaistį per mažu. Suktis reikia. Nu, teks suktis. Gal ir neteks. Dabar teks gerinti, nes dabar tikrai pilvo. Nu, šiuo momentu esame padebesiais. To jau bus kadras iš lauko, kaip mes atrodom. Nebloga trasa. Jau radom iššūkį.
Nežinau, ant kiek matosi, bet, nu, čia yra blogai. Čia yra blogai. Eskalatoriaus išvaryta ir sėdim ant dugno. Tai tuoj bandysiu dar kažkaip parodyti, kame yra problema. Aš esu čia, džipas yra viršuj. Čia yra kažkoks kalnas ir čia yra molis. Ir mes turime šiandieną 4 molius, kurie sėdi kamštyje. Miške kamštis. Gerai, bandysim nusigervinti ir dabar dar pabandysim biškį pavažiuoti, bet galbūt pais. Nu ką, važiuoja sekantis. O. Jo, Andriau, daugiau gazo. Šiaip tas kalnas, tai jisai viskas kaip būtų gerai, bet čia yra molis. Ant to molio užvažiavus, tarp tiltų, tarp difų, tarp visko, tu sėdi. Tai, nu blemba. Kiek jūs telė? 90% pravažiavau realiai. Liko 10%. Nu tai pas mane yra vienas pliusas, kad yra blokiruotė. Tai jeigu Andrius sugebės išlipti iš tų provėžų, tai viskas gerai, bet jis neturi blokiruotės. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Bet anam sunkiai kažkaip iš provėžų sekasi išlipti. Va, svarbiausias yra dalykas, kad mes turime visame šitame reikale apsaugą. Taip apsaugą. Va, jeigu matosi, nežinau ar matosi, bet va, mes turime apsaugą. Nu tai va, mes esame saugus. Čia kai... Ką tu jam pasakysi per tą raciją? Jeigu jis neišlipa iš tų provėžų, tai tu jam sakyk nesakęs. Jau sako per raciją, kad neišlipa gerai. Kur dabar ta mūsų racija? Taip. Tu susuk vairą ir klačkikink, galbūt, kaip nors. O, matos perlipo. L-drifto daro šiuo momentu, kiek aš matau. Andriau, puikiai darai L-drifto. Tau pavyks, aš tikiu, bet duok gazo, žinok, nes ten reikia. Nu ką, pasiekė pradžios tašką. O. Gerai, aš biškį provėžas pramušęs esu. Tai jau gerai. Nu, maladėts. Pravažiavo, moka specialistas šitas. Viskas, mūsų trasa kaip ir baigėsi. Kaip senais gerais laikais būdavo tam tikri challenge'ai, kad mes nepravažiuodavom tam tikrų vietų. Šį kartą pravažiavom jas visas tas vietas. Tai žiūrėsim, dar čia yra tokie įspūdingi barščiai. Tai galbūt dar gausim kažkokio šiokio tokio pravažiavimo įdomesnio, jeigu niekas nieko neišlygino, bet sakau, nu tai Latvijoje čia labai jau griežtai viską tvarko. Matosi, kad eskavatorius čia pravažinėjęs, pralyginęs, tai pasižiūrėsim. Šiaip tas vietas, kur užlyginė, kur mes nepravažiuojam, kaip ir pagamino mum šiokių tokių iššūkių, kadangi aš pirmas mušiau, tai va toje vietoje pas biškį teko pasigervinti, Andrius pravažiavo be problemų. Tai kadangi pas mane blokiruotė, aš kaip ir dasimušiau iki 9%, tai paskui jau tas 10% teko nusigervinti, bet šiaip tai viskas normaliai. Diena užskaityta. Iš džipo būklės, iš išorės, tai atrodo, kad mes pasaulinį karą pragyvename. Galbūt tai ir buvo visą tame, bet šiaip tai viskas normaliai. Tai vad, prasideda šiek tiek barščiai, matau aplaužyti kotais, tenais, kur nieks nedais. Bet vad, čia būdavo įspūdingiausia mūsų šios... Jo, auga nauji. Bet čia mūsų visa įspūdingiausia vieta, nes čia tie barščiai yra virš mūsų džipų. Jau mano džipas gana aukštas, Andriaus šiek tiek žemesnis, bet čia tie barščiai jau palei vietom, palei kokius 3 metrus. Nu ką, atvažiavom, tiesa, nespėjau parodyti šitą. Na, ant bairio, toksai visai prikolas. Atvažiavom į kol kas geriausią plovyklą. Čia nemoka nieko, bet noriu iškart parodyti. Wash House, tai yra pati geriausia plovykla, blemba, visam Kaune. Grįžom jau iš Latvijos į Kaunelį. Ta prasme, nu, blemba, slėgis kosminis. Ta prasme, pats geriausias
Nežinau, kiek dabar ties matysis, bet, nu, džipai tai, nu, užtinkuoti purvu. Ta prasme, nu, kažkas tokio. Dabar ties nueinam apžiūrėti Andriaus, kaip Andriaus atrodo. Andrius irgi šį kartą biškį negailėjęs yra gazo. Tai matosi, kad ir pas Andrių jau yra purvuko. Labai gerai, labai džiugu matyti. Tai ką, mūsų šiandienos visas važiavimas yra toksai. Tai šiandieną užbaigiam kadrą ties Moike. Eisiu nusiplaut ir važiuosim visi skirstysim namo. Šiandieną, ką mes turim, beveik 12 nakties. Tai tuo ir baigėsi mūsų visos tos pakatuškės. Va dabar eisim įsiplaut plovyklą. Taip yra pradžiai džipą, o paskui plovyklą. Nes nu, mes šitą plovyklą puoselėjam. Nes kaip ir minėjau, geras spaudimas, tai nuplauna mum džipus, o ne tai, kad nuvažiuoji į Moikę, moki pinigus ir galiausiai nieko nenusiplauni. Tai nebūkit kaip džipus. Nebūkit žąsinai, atvažiuojat įsiplaut mašiną ir po savęs susitvarkykit, kad nu, visiems būtų geriau. Tai gyvenkim draugiškai. Dar Justelis nori kažką pasakyti. Jau nebenori? Jau vsio? Man reikia paskambinti, kas nori telefoną, nes galimai pamečiau. Nu va, turime niuansą, kažkas pateriojo savo telefoną. Jeigu grįšime telefoną ieškoti, tai bus su kamera, o kol kas, nu ką, viskas, sėkmės visiems gero. Tikiuosi prabuvot iki galo, spauskit laiką, jeigu patiko, pasišėrinkit. Nu ir gal jau sekantį kartą tikrai susitiksim su motociklais.